Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą tikri nusikaltimai. Ir šiandien keliausime į Vokietiją. Nepamenu, juk būčiau dariusi būtent bylą iš Vokietijos. Ir ši byla, kad ir yra populiari tarp tikri nusikaltimai fanų, dėja mes neturime labai daug informacijos. Pakankamai, bet ne tiek, kiek aš pati norėčiau įdėti į savo video, kaip visą laiką. Bet greitai aš tiesiog norėjau atsakyti į šį komentarą. Aš neleidžiu jokios vonios, jokio dušo, kol filmuoju. Nes visų pirma, aš filmuoju kartais 2 valandas, kartais 4 ir tai būtų tiesiog nelogiška tai daryti. Jeigu girdite kažką tai background'e, tai arba mašinos, arba lietus, arba mano kaimynų šunys. Ir šių dalykų aš negaliu kontroliuoti, tad atleiskite mane ir pačią. Redaguojant video, aš girdžiu ir mane nervuoja. Tačiau tai yra dalykai, kuriuo aš paprasčiausiai negaliu pakeisti, nes gyvenu mieste. Kitka, kas matė, bet neskaitė komentarų, aš praeitame video užtaginau vieną komentarą, jisai bus pačiame viršuje, pats pirmasis komentaras. Manau, tai duos kai kuriems peno gilesniam pamastymui, kadangi aš per video gan neigiamai ir nelabai, turėjau iš tikrųjų daugiau pasidomėti, tačiau tas komentaras atsakė į viską. Aš turėjau likti labiau nešališka kalbant apie tą bylą, tačiau mane tiesiog kaip visą laiką viską sunervuoja ir aš pradedu reikšti savo nuomonę. Tačiau manau, tas komentaras tiesiog tobulai pasakė, kas ir kaip. Grįžtant prie šio video, šiandien kalbėsime apie Domina Cherry, arba tikrasis vardas Sara M. Sara gimė 2002 metais ir tikslus mėnuo ir diena nėra žinoma. Žinau, kad jos tėvai gimė Šveicarijoje ir tada persikraustė į Bavariją. Ir tikslus miestas, kur jie gyveno, kur Sara gyveno, nėra žinoma. Kadangi Vokietijoje galioja labai griežti privatumo įstatymai ir todėl šioje byloje mes neturėsime smulkių detalių, kas, kaip, kur ir taip toliau. Bet pakankamai bus informacijos, tikiuosi. Man pavyko sužinoti iš 2 video ir keletos straipsnių, kurie tiesiog kopijavo vienas kitą apie Saros vaikystę. Ir jinai iš tikrųjų buvo gan paprasta. Jinai turėjo gerus santykius su savo tėvais, jinai gaudavo labai gerus pažymius mokykloje, jinai turėjo daug draugų ir turėjo savo naminį triušiuką, kurį tiesiog dievino. Ir apskritai tiesiog buvo normalus paprastas vaikas. Tačiau kai Sara pasiekė paauglystę, viskas pradėjo griūti. Sara tapo stereotipinė maištinga paauglė. Ji nustojo klausyti tėvų, ėmė praleidinėti pamokas ir tiesiog pyktis su klasės draugais, su savo draugais. Jinai tiesiog buvo labai grubi. Jai patiko erzinti tėvus ir mokytojus. Ir būtent dėl to jinai gaudavo labai daug patyčių mokykloje, būtent dėl savo tokio būdo. Bet jai patiko patyčios. Tokio biški sadomazo buvo. Ji tiesiog darė viską, kad atkreiptų į save dėmesį. Nesvarbu, jog žmonėms tai nepatiko. Ir kai žmogus tikrai to nusipelno, aš irgi su savo sarkazmu stengiuosi išnervuoti žmogų. Bet ne dėl to, jog man dėmesio reikia. Aš tiesiog, kai pamatau, kad tas žmogus kažką tai tokio blogo daro, aš su savo sarkazmu noriu išnervuoti ir, priversti jaustis taip pat, kaip tas žmogus priverčia juostis kitus arba mane. Visi mano bulliais klasėje mėgo gauti tą reakciją iš manęs arba iš kitų vaikų, kuriuos bulino. Tačiau, kai neduodi jiems to dėmesio, jie supyksta ir tada stengiasi dar labiau tave bulinti. Arba fiziškai jau kažkaip tai kažką tai daryti tau, arba apsiverkia ir pabėga. Tačiau Sarai patiko būti bulinamai, kadangi jai patiko ta reakcija, ta neigiama reakcija. Jai tai buvo kaip pramoga. Nemanau, jog tai ją veikė, kad jinai liūdėjo dėl to, jai kaip tik patiko, jai kaip tik buvo linksma matyti, kaip žmonės mėgino ją įžeidinėti, bet turbūt ji tiesiog nereagavo arba stengiasi priversti jos dar labiau ją įžeidinėti. Mokykloje, kurioje mokėsi Sara, nebuvo uniformų. Tačiau visiems buvo šioks toks rūbų kodeksas. Ir žinoma, Sara mėgino pažeidinėti ir šias taisyklės. Žinoma, nelakstė jinai tam pusnuogė, jinai dėvėjo suplyšusius džinsus ir visą laiką užsidėdavo labai tokį tamsų stiprų makiažą. Ir vaikai mokykloje klausdavo jos, kodėl tu taip rengiesi? Kodėl tu taip dažaisi ir rengiesi? Ir Sara jiems atsakydavo, cituoju,
O taip yra todėl, kad aš uždirbu daug pinigų, būdama prostitutė. Žinoma, jinai nebuvo jokia prostitutė, jinai tiesiog tai sakydavo, nes norėdavo šokiruoti žmonės, jinai tiesiog norėdavo, kad, kaip ir sakiau, būti bulinama. Norėjo to paprasčiausiai dėmesio. Ir aš dar turėjau paminėti, kad visą tai jinai darė prieš jai būnant 16. Tampant paauglę, nes prieš tai buvo jauna paauglė, dabar paauglė, ji ėmė eksperimentuoti su narkotikais. Iš pradžių marihuana ir tada buvo rašyta ecstasy. Daugiau nebuvo rašyta, ar jinai kažką tai kito vartojo, tačiau būtent dėl šių narkotikų vartojimo jinai buvo suimta. Per vieną tokį suėmimą jinai elgėsi labai agresyviai. Jinai ėmė fiziškai ir tiesiog žodžiu pulti policininkus. Ir būtent dėl to jinai gavo šiek tiek viešųjų darbų. Ir po tų visų narkotikų, suėmimų, problemų su įstatymais, jinai ėmė save žaloti. Nebuvo parašyta kaip, tačiau vieną dieną Saros mama įėjo į Saros kambarį, turbūt gal atnešė kokius skalbinius ar kažką tai, nes kai atidarė Saros spintą, jinai pamatė virvę. Galbūt norėjo pasikarti, galbūt tiesiog norėjo taip šokiruoti savo mamą, išgąsdinti savo mamą, vėl tiesiog norėjo turbūt dėmesio kažkokio tai, o galbūt iš tikrųjų norėjo panaudoti. Tačiau būtent dėl to jos tėvai labai susirūpino ir nuvežė ją į psichiatrijos įstaigą. Bambergo psichiatrijos ligoninės gydytojai ją apžiūrėjo ir įvertino, diagnozuodami ribinį sindromą arba ribinį asmenybės sutrikimą, borderline personality disorder, ir tai, jog ji turėjo stipres mintis dėl savižudybės. Stipres mintis. Turėjo daug minčių apie savižudybę. Taip pat buvo sakoma, kad dėl narkotikų vartojimo ji patyrė haliucinacijas ir, kaip teigiama, turėjo emocinių sutrikimų. Tai neblemba. Šiaip, kol domėjausi šią visą bylą, dar perskaičiau porą straipsnių apie būtent šią ligoninę. Jog 2014 metais ten dirbęs kraujagyslių chirurgas seksualiai išnaudojo ten dirbusias moteris. Ir Bambergo socialinio fondo, kuriam priklauso klinika, generalinis direktorius pakomentavo apie šį įvykį, sakydamas, jog 26 metų studentė dalyvavo tariamame gydymo eksperimente, kur, kaip teigiama, jis davė jai narkotikus, siekdamas ją seksualiai pasinaudoti. Xavieris, tas generalinis direktorius, sakė, šio eksperimento niekada nebuvo. Tai greičiausiai buvo tik pretekstas. Vyriausiasis kraujagyslių chirurgijos klinikos gydytojas be paaiškinimo ir prieš jos valią jaunai moteriai suleido stiprių raminamųjų vaistų, dėl kurių ji trumpam prarado sąmonę. Teigiama, kad per tą laiką vyras ją pasinaudojo ir nufotografavo šį veiksmą. 3 kitose anksčiau žinomose atvejuose teigiama, kad gydytojas padarė tą patį. Tyrėjai mano, kad bus daugiau aukų. Ir aš, ir gydytojas sulaikytas, ir aš daugiau nesidomėjau, kadangi kiti straipsniai buvo, vokiškai parašyti ir daugumą puslapių reikia mokėti, kad atidaryti tos straipsnius. Ir šiaip dar vienas įdomus faktas, kad Bambergas kaip miestas žinomas dėl Bambergo raganų teismų, kuri buvo viena didžiausių masinių egzekucijų Europoje. Ir aš nežinau, ar tiksliai sakau Bamberg, nes irgi praeitame video parašė komentaruose žmogus, kad va taip reikia sakyti. Aš Google vartoju. Google Translator vartoju, aš nežinau. Karoči, einam toliau. Sara, būdama toje ligoninėje, jinai mėgino priversti kitą pacientę nusižudyti. Tačiau laimiai jinai to nepadarė, jinai tai pranešė ir gydytojai nusprendė pratęsti jos buvimą toje ligoninėje, kadangi, suprato, kad jos turbūt būklė yra daug rimtesnė, negu jie diagnozavo. Jie šiaip tai sakė, kad ji turi destruktyvių polinkių, todėl ji keletą mėnesių praleido psichiatrijos įstaigoje, kol buvo paleista. Ir per ateinančius tuos metus, aš nežinau tikslios datos, nebuvo parašyta, bet buvo parašyta, kad per tuos visus metus jinai grįždavo į ligoninę kelis kartus. Buvo grįžusi į ligoninę kelis kartus. Nebuvo parašyta, ar dėl jos psichinės būklės, ar jinai tenais gaudavo terapiją ir dėl to jai tekdavo tenais važiuoti, ar jai buvo tiesiog išrašyti vaistai ir, sakykime, po mėnesio 2 atvažiuodavo patikrinti, ar tie vaistai padeda, ar reikia sumažinti dozę, ar padidinti dozę, ar pakeisti vaistus į kažką tai kitko. Bet visą tai jinai darė apie metus. Kai jai suėjo 17 metų, ji buvo paskutinį kartą paleista iš tos ligoninės
Ir nuo tada jai kaip ir prasidėjo tokia manija, apsėdimas. Serijiniais žudikais. Ir ne taip, kaip, sakykime, mes, arba iš smalsumo, ar tiesiog norim sužinoti daugiau apie žmogaus pasąmonę, ar tiesiog žmogaus protą, kaip jisai veikia, kodėl kai kurie žmonės padarė tai, ką padarė. Ne. Ji buvo tiesiog apsėsta serijiniais žudikais. Ji tarsi įsimylėjo kiekvieną, apie kurį skaitė. Jos pagrindiniai buvo Ted Bundys ir Richardas Ramirez. Ir jinai taip pat domėjosi Džekas Skerdikas, kadangi niekas iki šiol nežino, kas tai buvo. Ir jinai dažnai diskutuodavo su savo draugais ar kažkur tai internete, jo galbūt tas Džekas Skerdikas iš tikrųjų buvo moteris ir dėl to išsisuko. Šiaip tai vienintelis turbūt dalykas, kur visai įdomi teorija. Gal visai ir aš norėčiau padiskutuoti apie tai. Taip pat jos kambaryje buvo daugybė plakatų, serijinių žudikų plakatų, nuotraukų ir visa kita. Pagrinde Tedo Bundžio ir Richardo Ramirez. Ir netgi savo telefone jos tas ekranas buvo Tedas, o pats fonas buvo Richardo Ramirez. Kitka, tai čia turbūt pirmas dalykas, ką aš skaitau, kur buvo tikrai labai durna. Jinai ant savo rankos ėmė paišyti pentagramas ir svastikas. Ir Vokietijoje tu negali niekur paišyti svastikų, tu negali niekur ten grafiti daryti ar kažką tai. Kadangi jeigu tu būsi pagautas, tu būsi nuteistas 3 metams. Bet niekas turbūt ar nepastebėjo, ar nepamatė, ar neįskundė jos, kadangi jinai dėl to nebuvo niekada sulaikyta. Ir galiausiai Sara ėmė svajoti, kaip jai pačiai patapti serijinę žudikę. Tiksliau, pačia populiariausia, pačia žinomiausia serijinė žudikė. Vėlgi, dėmesio trūkumas. Ir tuo metu, kai Sarai buvo 17 metų, jinai susirado pirmąjį savo vaikiną. Jei. Žodžiu, nežinau, kiek tiksliai buvo jam metų. Jo vardas Leon. Jo vardas yra Leon. Ir kiek aš žinau, jis turėjo psichikos problemų, taip pat vartojo narkotikus ir turėjo teistumą. Tad kaip ir pati Sara. Ir Leonas žinojo, jog Sara turi tą tokią aistrą serijiniams žudikams, tačiau nematė tame jokios problemos. Ir žinoma, netrukus Sara visiškai jį įsimylėjo, tai pirmasis vaikinas, kaip ir visą laiką. Atrodo, seilė meilė čia visam gyvenimui dabar bus šitas bachūras su manim. Bet jie du kartu pradėjo leisti labai daug laiko ir ėmė atlikinėti tam tikrus lovos dalykėlius iki tol, kol Leonas atėmė jai nekaltybę. Aš nežinau, Leonas pats buvo nekaltas ar kaltas, bet žinau tik tai tiek, jog jisai buvo pirmasis jai. Ir žinoma, jai patiko seksas, jai patiko dėmesys. Ir ji ėmė reikalauti, jog tie lovos reikalai taptų labiau ekstremalesni. Sara netrukus ėmė prašyti, jog Leonas ją smaugtų ir muštų. Ir aš manau, jog nuo pradžių tai tiesiog galbūt buvo tas smaugimas ir tarkim, pliaukštelėk man per veidą, ar ten per subiniuką, ar ten kažkur tai. Ir aš visiškai, jūs darykite, ką tik tai norite, jeigu jūs esate suaugę žmonės ir jums tai patinka, aš visiškai to nesmerkiu. Tačiau Sarai su laiku tai patapo jau maždaug, ne, man to negana. Aš noriu, jog tu mane rimtai muštum. Aš noriu rimto smurto sekso metu. Ir Sara kartais netgi likdavo ar ateidavo į mokyklą aš nežinau, ar jinai rodydavo ar ne, bet buvo parašyta, kad Leonas matė tas mėlynes, matė tą kraują, tuos įpjovimus vos ne, tai turbūt naudojo ir peilius lovoje ar kažką tai aštraus. Ir galų gale Leonui tai tapo tiesiog jau, jis nenorėjo to daryti, jis nenorėjo to matyti. Ir jam buvo gana. Po 18 mėnesių buvimo kartu su Sara, jisai nusprendė išsiskirti su ją. Ir tai, žinoma, labai sužlugdė ją. Sara iš tikrųjų manė, kad Leonas buvo būtent tas ir kad jie amžinai gyvens kartu. Ten vos net ir po mirties mes vienas kitą surasime. Tokios nesąmonės. Bet yra labai mažas procentas žmonių, kurie iš pirmų santykių, kai tik tai susipažįsta, kai tik tai pradeda draugauti kartu,
tarkim 14, 16, 18, nesvarbu, kada pradėjo draugauti, yra labai mažas šansas, kad jūs išliksite kartu. Tai yra pirmieji santykiai ir tai tiesiog yra tas toksai mokomasis etapas, mokomieji santykiai, kur jūs po kažkiek tai pradedate suprasti, kaip turi santykiai veikti, kur yra pagarba, kur yra supratimas ir tokie tiesiog visi dalykai. Nes taip yra tų istorijų, kur susipažįsta berniukas ir mergaitė ten 4 metukų ir ten visą gyvenimą pragyvena, ten 80-90 metų kartu. Sorry. Ir kitas dalykas, ką kažkada tai skaičiau, jog žmonės, kurie praranda nekaltybę su žmogum, kurį iš tikrųjų mylėjo tuo metu, jiem sunku yra palikti tuos santykius. Jie kartais tiesiog eina ir prašo, kad davai pamėginam dar kartą, tikrai jaučiu, kad šį kartą pavyks ir panašiai, nes tas fizinis kontaktas yra labai artimas. Pavyzdžiui, palyginus su kitais žmonėm, kurie tiesiog nori prarasti nekaltybę ir tiek. Jiems tiesiog, čia buvo tas žmogus, su kuriuo praradau nekaltybę. Ačiū, einam toliau. Tad manau Sarai, jog tai buvo pirmieji jos santykiai ir jog Leonas, atėmė jos nekaltybę ir paliko taip greitai po vos beveik 2 metų. Ji iš tikrųjų jautėsi labai skaudinta, bet tas skausmas galiausiai pavirto į pyktį. Ir Sara troško keršto. Sara pradėjo skleisti gandus apie Leoną, sakydama, jog Leonas ją smaugė ir mušė sekso metu, kad Leonas ją išprievartavo, bet kaip pasakiau, Sara buvo ta, kuri prašė to. Tačiau mes neturime visų tikrų įrodymų. Čia yra tiesiog iš teismo bylos viską, ką žinome, šitą visą tokią smulkesnę informaciją. Ir kitas dalykas, ką jinai visiems sakė, jog Leonas ją fotografavo ir filmavo nuogą ir filmavo jų santykius ir įkėlė į internetą. Šitas dalykas buvo tik tai kartą paminėtas ir man regis, kad skaičiau kažkur tai, bet nežinau, kodėl nepasirašiau, jog Sara pati norėjo nufilmuoti jų ten tuos lytinius aktus. Tad jeigu kažkas tai ir turėjo tos nuotraukos ir video, tai galėjo tik tai būti, pas Sarą. Galbūt. Čia vėlgi nežinom. Net jeigu tu kaip ir nepilnametis įkeli turinį, kuriame yra pavaizduoti nepilnamečiai atliekantis tam tikrus aktus, ar tai neturėtų būti irgi baudžiama? Vėlgi nėra įrodymų ir nežinome, kiek čionais buvo tiesos ir kiek čia buvo melo. Bet svarbiausia, jog niekas nepatikėjo ją, kadangi galbūt tai buvo jų bendri pažįstami ir tie pažįstami klausė, ką sakė Sara ir tiesiog galvojo, mes žinom Leoną ir jis tikrai to nesugebėtų padaryti. Todėl niekas ją nepatikėjo. Ir tai ją supykdė dar labiau. Ir jinai jau tada pradėjo galvoti apie tobulą kerštą. Kaip nužudyti Leoną? Juk jinai norėjo būti pačia garsiausia ten blablabla ir panašiai. Ir jinai galvojo, Leonas bus tada mano pirmoji auka. Tačiau kažkodėl jinai apsigalvojo ir 2021 metais balandžio mėnesį nusprendė, jog nori iš pradžių nužudyti kuo daugiau žmonių, o tada jau nužudyti ir jį. Ir pirmiausia, Sara su drauge ar tai draugu nuėjo į technikos parduotuvę, ar tai camping shop type of thing, ir nusipirko 12 colių arba 30 cm peilį, sakydama, kad jai reikia to peilio einant stovyklauti. Ir taip, aš suprantu, vokiečiai mėgsta savo tą gryną orą, ten keliauja laipo kalnais ir panašiai, stovyklauja, tad galbūt aš per daug ir nekaltinu to žmogaus, kodėl nupirko Sarai, kadangi Sara buvo 17 metų, jinai buvo nepilnametė ir jinai negalėjo nusipirkti peilio pati, todėl ir paprašė to žmogaus, tos draugės ar draugų nupirkti jai. Ir kiti kūrėjai, kurie domėjosi šią bylą, nagrinėjo šią bylą, sakė, jog peilis yra gan asmeniškas, toksai intimus ginklas. Ir jeigu tu kaip žmogus nori įsisukti, nužudyti žmogų ir įsisukti, tu naudosi daugiau mažiau diskretiškesnį ginklą. Ir aš su jais sutinku, kodėl jinai būtent pasirinko ginklą. Ar tai tiesiog dėl pats paprasčiausias, pats pigiausias būdas, ar jinai tiesiog norėjo būtent kuo arčiau būti savo aukos.
Sara tada ėmė ieškoti Google tokius dalykus, kaip kiek laiko užtrunka, kol žmogus miršta, jei jam įsmeigia į kaklą. Kiek laiko užtrunka, kol miršta, jei įduri įsmeigia į plaučius. Jie iš esmės stengiasi ieškoti Google'e pačių geriausių būdų, kaip nužudyti žmogų. Ar tarkim, kaip išsisuko Ted Bundys, ar kaip išsisuko ten Ramirez. Tiesiog, kvaila, jeigu tu nori išsisukti nuo žmogžudystės, tu negooglini tokių dalykų. Jos dievaičiai būtų tikrai labai nusivylę ją. Ir žinoma, googlindama jinai surado Harold Shipman, kuris, kaip tikėtina, nužudė 28 žmonės, bet galbūt nužudė daugiau nei 250. Ir Sara, kai surado tokią informaciją, jinai nusprendė parašyti savo draugiai tokią žinutę, cituoju. Garsiausias serijinis žudikas įvykdė apie 250 žmogžudysčių. Aš padarysiu daugiau. Tačiau kelintas durnas toksai kartas nori nužudyti kažką tai ir įsisukt, bet palieka ant tiek daug pėdsakų, ant tiek daug, dūra. Dabar jau Sara žino, kad tikrai nori nužudyti, tačiau galvoja, kaip prisitraukti tas aukas. Ir jinai nusprendžia, jog jinai nori pasinaudoti pažinčių svetainėmis, tada juos prisivilioti į kažkur tai, atokesnę vietą ir juos su peiliu nužudyti. Ir tiesą sakant, jinai juos vadino kumeriais ir aš nežinau, todėl teko pasigūglinti. Kumeris yra interneto mymas, paremtas iliustracija, kurioje pavaizduotas nerangus vyras, išjuokiamas kaip pernelyg didelis masturbuotojas. Žodis kumeris dažnai vartojamas kaip niekinantis terminas apibūdinantis asmenis, kurie pernelyg dažnai arba besaikiai vartoja pornografiją, dažnai siejamas su internetinėmis bendruomenėmis ir forumais. Jis taip pat gali reikšti kumerių praktiką, kai asmenis kuria arba dalyjasi seksualiai atvirų turinių, siekdami atkreipti dėmesį arba pritraukti sekėjų internete. Ir terminas kumeris turi neigiamą atspalvį reiškinti savikontrolės stoką arba susidomėjimą seksualiniu turiniu. Vis kažką naujo iš šitų bylų išmokstu. 2021 metais, balandžio 28 dieną, ankstyvą rytą, Sara sukūrė keletą profilių keliose pažinčių svetainėse, kaip Badoo, Tinder ir My Sugar Daddy. Šių profilių aprašymuose ji pasirašė: biseksuali, 19 metų, nekaltybės nepraradusi mergina, ieškanti gero laiko ir labai besidominti BDSM. Ir tada įkėlė nuotrauką su seksualiais apatiniais ir pasivadino Domina Cherry. Domina yra vokiškas žodis, kuris reiškia dominatrė, mergina, ar moteris, kuri yra dominatrix. Ir lotynų kalba domina reiškia pone. Tad gali būti, kad jinai pasivadino dominatrix vyšne arba lady vyšne. Aš nemanau, kad Sara domėjosi lotynų kalba, todėl ir taip iš mano veido mimikų galima suprasti, jog nelabai mėgstama žmogus jinai man. Ir iš karto sukūrusi šiuos profilius jinai gavo labai daug žinučių. Ten kažkur tai apie 240 žinučių per vos keletą dienų. Ir jinai turėjo vieną taisyklę. Jeigu vyras turėjo vaikų, tada jinai su jais tiesiog nebesusirašinėdavo, užblokuodavo ir viskas, taip pat tu man nebeįdomus. Tačiau jeigu vyras neturėjo vaikų ir vis vien lindo prie jos, žinutės rašydavo jai, tada jinai norėdavo susitikti su jais ir juos nužudyti. Ir man kažkaip tai keista, kodėl jinai nusprendė taip, nes pavyzdžiui, jeigu tu ieškai tų tokių predators, tų tokių pedofilų, kurie taip lenda ir rašinėja tau, kai jiems ten patiems po 40, po 50 metų, o tau po 19 ir tu nekalta, tai ar tu nenori tų vaikų apsaugoti nuo tokio vyro, nuo tokio tipo tėvo. Tad čia kažkaip tai nežinau. Tad turime keletą šių jos pokalbių transkripcijų ir aš tiesiog greitai perskaitysiu viską. Tad buvo pirmasis vyras vardu Sam ir jisai parašė jai: ar norėtumėte susitikti, jei taip, tai kur? Ir Sara atsakė: skamba gerai. O tada atsakydamas į tai vyras išsiuntė ten tokius laižymosi lupytės emoji su prierašu, ar ji turi patirties su vyresniais vyrais.
Sara atsakė, taip, ji turi patirties su vyresniais vyrais, ji turėjo vieną patirtį su 28 metų vyru. Ir aš dabar galvoju, ar čia tas Leonas, nes jai buvo 17, jam 28, ar jinai tiesiog pamelavo apie tai, kad jinai turėjo santykių su vyresniu vyru. Beje, nepamirškite, kad savo profilėje jinai parašė, jog jinai yra nekalta. Sara taip pat pasakė, kad jai patinka viskas, tarsi miegamajame nebūtų jokių apribojimų ir kad jai patinka kontroliuoti situaciją. Sam atsakė, gerai, viskas gerai, bet tau jau 18 metų, ar ne? Sara atsako patvirtindama, kad jai jau 18 metų ir tada jie abu susitarė susitikti gegužės 3 dieną. Tada kitas vyras, jo vardas Mad, jis pradeda pokalbį sakydamas, tikiuosi, kad tau viskas gerai, kada susitiksime, mažute? Sara atsako, kad gali tai padaryti bet kurią dieną po gegužės 3 dienos, nes jau, susidarė susitikti su Samu. Vyras atsako, tada seksas automobilyje? Sara atsako, ką tik norime. Ką tik nori. Galime nuvažiuoti ir į mano namelį vasarnamį, jis tikrai gražus ir yra miško viduryje. Jame netgi yra šildymas ir orkaitė ir niekas mūsų netrukdys. Tada Medas kažkodėl tai atskleidžia, kad jis yra mokytojas. Ir vėliau sako, taip, kad ir kas, aš mėgstu neįprastą seksualinę praktiką, ar tau tai tinka? Į ką Sara atsako, taip, aš mėgstu raiščius akims ir antrankius, būtinai atsinešk juos su savimi. Po to jiedu susitarė susitikti gegužės 4 dieną. Kitas vyras vardu Anthony pasiūlo jai būti vergu. Jis nori, kad ji būtų jo dominatrix, basically. Ir Sara sutinka. Jie susitarė susitikti gegužės 5 dieną. Ir kaip matosi iš šių datų jos pasirinktų, jinai norėjo nužudyti po vyrą kiekvieną dieną ir išsisukti kažkaip tai. Tuo tarpu, ji toliau susirašinėjo su savo draugais, sakydama, kaip jinai nori nužudyti vyrus ir kaip jau yra pasirinkusi keletą, su kuriais susitiks ir perėš jam gerklės. Kitas vyras buvo vardu Zaid ir pavardės nežinau, bet buvo parašyta, kad Zaid E. Ir Sara nusprendė, jog tai bus jos pirmoji auka. Ir Zaidas buvo iraniečių kilmės ir žinoma dėl tų vėl Vokietijos privatumo įstatymų, aš nežinau nei datos, nei miesto tikslaus, bet žinau, kad bylos metu jam buvo 39 metai. Jisai 2014 metais persikėlė į Vokietiją iš Irako. Jisai gyveno Vokietijoje maždaug 7 metus, buvo vienas iš 6 brolių ir seserų ir vienu rašyta, jog tėvai mirė, kitų rašyta, jog tėvai buvo atskridę į Vokietiją, tad vėlgi neteiskit manęs per daug, aš stengiausi surasti visą informaciją, bet tai yra tik tai tiek, kiek buvo leistina mums žinoti. Ir Zaidas rado darbą kaip privačių apsaugos darbuotojų ir buvo didelis futbolo gerbėjas, laisvalaikiu pats mėgdavo žaisti futbolą ir tikėjosi įsikurti. Jisai taip pat ieškojo meilės tos šeimos, todėl nusprendė atsisiųsti pažinčių ten tas svetainės ir dėl to taip ir surado tą Domina Cherry ir ėmė su ją bendrauti. 2021 metais gegužės 1 dieną, apie 11 val. Ryte, Zaidas nusprendė pirmą kartą parašyti Sarai žinutę. Labas rytas. Ir Sara greitai jam atrašė, ko tu čia šioje programėlėje ieškai. Į ką Zaidas atsakė, aš esu vienišas vyras, ieškantis bet ko. Turėdamas omeny, kad arba tiesiog draugystės, ar kažko tai daugiau, bet jisai norėjo šeimos, kaip visiems sakė. Tada Sara atsakė, nori susitikti? Po to pasirodė daugybė žinučių, ten bučinėlių, visokių ten širdučių, blablabla. Ir Zaidas atsakė, na taip, žinoma. Sara paklausė Zaido, ar jis turi automobilį, nes mieste, kuriame jį gyvena, nėra traukinių stoties. Į tai Zaidas atsako, kad taip, jis turi automobilį, o Sara tada atsako, puiku, ar nori susitikti šį vakarą. Ir Zaidas sutiko. Ir jiedu nusprendžia susitikti apie 8 val. Vakare, jog Zaidas atvažiuos, paims ją nuo autobusų stotelės ir tada jiedu nuvažiuos į jos ten tą vasarnamį, o tokiai kažkur tai giliai miške. Ir mes nežinom, ar jinai iš tikrųjų turėjo kažkokią tai trobelę ar vietą, ar jos tėvai turėjo kažkokį tai vasarnamį, bet ar jinai tikrai tikėjosi nuvežti visus vyrus į tą vietą ir visus juos nužudyti, kažkaip tai paslėpti kūnus ir padaryti tai daugiau negu 250 kartų ir būti nesušiptai. Ta prasme, ar jinai durna, ar čia aš vienintelė galvoju, kad jinai durna?
Na ir po pokalbių su Zaidu, Sara ėmė planuoti, kaip nužudyti savo pirmąją auką. Ir žinoma, Google ateina į pagalbą. Jinai ėmė ieškoti tokius dalykus, kaip paslėpti kūną, kiek laiko užtrunka, kol žmogus nukraujoja ir taip toliau ir panašiai. Ir tą būtent dieną Sara ir Leonas susitarė susitikti, kad Sara galėtų jam atiduoti Leono daiktus. Leonas bijojo Saros ir jisai nusprendė atvažiuoti su draugu. Ir draugui pasakė, kad jeigu aš po 10 minučių neišeisiu, būk geras, ateik patikrinti, ar man viskas gerai. Arba jeigu aš paklibinsiu užuolaidas, tai tiesiog bėk į namus ir išgelbėk mane, nes aš nežinau, ką jinai man gali padaryti. Ir Sara iš tikrųjų norėjo nužudyti Leoną būtent tą dieną, bet galbūt arba pastebėjo, kad Leono draugas yra laukia, mašinai sėdi, laukia jo, ar galbūt pats Leonas pasakė, kad jau mano draugas laukia, tiesiog atiduok daiktus ir aš išeisiu. Ir dėl to Sara nusprendė nieko nepadaryti, nenužudyti jo. Aš galvoju, kad jinai niekados nebūtų nužudžiusi Leoną. Kažkaip tai nemanau. Jinai norėjo turbūt to keršto, jinai nekentėjo dėl to, kad paliko, bet jinai nebūtų sugebėjusi to padaryti. Kai Leonas išėjo, dabar jau buvo 7:30 vakare. Ir Sara nusprendė paskambinti savo draugiai Franceskai, tačiau ji nepakėlė ragelio. Ir tada Sara nusprendė palikti jai balso žinutę. Aš dabar išeinu, noriu nužudyti savo pirmąjį, esu susijaudinusi, palinkėk man sėkmės, kad pavyks. Tada jie tęsė sakydama, planas toks, kad pasakysiu, ei, vyruti, turiu tau staigmeną, užsimerk. Ir tada Sara tęsė, kad planuoja nudurti vyrą su peiliu. Ir balso pašto pabaigoje Sara pradeda imituoti durimą ir gurguliavimą. Ir aš visą laiką, kai man kažkas tai pasako, kad tas gurguliavimas, aš atsimenu tą video 3 vyrai ir 1 plaktukas, nors iš tikrųjų buvo 2 vyrai ir 1 atsuktuvas, 2 vaikai ir 1 atsuktuvas, jeigu pamenate šį video, kaip kalbėjau apie tą vargšą vyrą. Paskutinė lygtais buvo jau jų auka, nežinau tiksliai dabar. Okay, po to balso pašto žinutės palikimo Sara išsiuntė Franceskai WhatsApp žinutę, kurioje parašyta, ketinu tapti žinomiausia žudikė, o dabar palinkėk man sėkmės. Tada Sara nufilmuoja vaizdo įrašą, kuriame jį šoko su peiliu, kuris yra įkištas į jos juosmenį. Jinai tiek daug inkriminuojančių dalykų pas savęs palieka. Ir Franceska, kai jau pagaliau išklausė tą balso pašto žinutę, kai pagaliau perskaitė WhatsApp žinutę ir pamatė tą video, jinai šiek tiek įsigando. Ir jinai Google'e, pagooglino, ar esi baudžiamas, jei žinai apie pasikesinimą nužudyti. Ir taip esi. Kiekvienoje šalyje tie įstatymai yra šiek tiek kitokie, tačiau jeigu tu nepraneši apie, tuoj bus padaryta žmogžudystė, tu kaip ir esi baudžiamas, kadangi tu būsi skaitomas kaip padedantis nuslėpti tą žmogžudystę, ateinančią būsimą žmogžudystę ar nusikaltimą. Bet netgi ir sužinojus tą informaciją, kad taip, tu gali būti apkaltintas, ji visiems nusprendė nepaskambinti į policiją ir niekam nepranešti. Galbūt jinai tiesiog nepatikėjo Sara, nes iš tikrųjų niekas netikėjo, kad jinai gali tai padaryti. Jinai tiesiog daug šneka, bet daug loja, bet nekanda. Ir šiaip įdomu, kelintą valandą jinai perskaitė tą žinutę. Kadangi tą žinutę buvo įsiusta 7:30 vakare, Zaidas atvažiavo 8 valandą prie tos stotelės, pasiėmė Sarą arba Dominic Cherry ir jie 2 kartų patraukė link ten tos trobelės ar vasarnamio, kur ten bebūtų buvę. Ir Sara mašinoje ėmė su Zaidu flirtuoti, kad jisai pasijustų saugiai ir visą kitą ir ėmė sakyti, ai važiuok tenais į tą kryptį, ten ir ten maždaug. Ir jie taip važiavo apie pusę valandos, kadangi 8:30 Sara nusprendė, paprašė jo pasukti į tokį kaip kelią, žvirkelį. Ir pavažiavę šiek tiek, Sara įsitraukė telefoną, lygtais kažko tai ieškojo, paprašė sustoti. Ir Sara tada paklausė Zaido, žiūrėk, ar gali patikrinti va čia telefone. Ir Zaidas paėmęs telefoną, kol jisai žiūrėjo, kas ten jame, Sara įsitraukė tą peilį 30 cm ir dūrė tiesiai Zaidui į kaklą, į miego arteriją. Zaidas ėmė rėkti
jis nesuprato, kas vyksta ir ėmė grumtis su Sara. Ir nepamirškime, kad Zaidas yra apsauginis. Jisai yra stipresnis, didesnis už Sarą ir Sara išsigando. Jinai nesitikėjo, kad jisai mėgins gintis. Jinai galvojo, kad tiesiog, įdursiu ir viskas, jau nugrius ir bus negyvas atseit. Ir Sara išsigando, ėmė panikuoti. Jai kažkaip tai pavyko išlipti iš mašinos, Zaidas vis dar laikantis tą peilį, jisai stengiasi prispausti kuo labiau gerklę. Sara pabėgo. Ir Zaidas išlipęs iš mašinos, kažkaip tai jam pavyko daeiti iki pagrindinio kelio. Ir jisai mėgino išsikviesti mašiną. Ir pirmoji mašina, kuri sustojo jam padėti, toje mašinoje buvo 2 žmonės. Vienas iš tų žmonių buvo seselė. Ir ta seselė mėgino jam kuo labiau kaip geriau padėti nuo tokioje situacijoje, be nieko neturėdama. Zaidas vis dar sąmoningas. Kitas žmogus, kuris vairavo, paskambino iškvietė greitąją pagalbą. Vos ne angliškai pasakiau, atsiprašau. Ir atvykus greitąjai pagalbai, vėlgi nežinau, kiek laiko jie užtruko, tačiau Zaidas vis dar buvo sąmoningas, jisai vis dar buvo gyvas. Ir žinoma, jį kuo greičiau išvežė į ligoninę. Žinoma, gydytojai darė viską, ką galėjo, tačiau po kurio laiko jisai prarado sąmonę ir paniro į komą. Kol visą tai vyko, kol Zaidas sustabdė mašiną, Sara per tą laiką priėjo miestelį pavadinimu Embermanstadt. Nemėginkit nieko rašyti komentaruose, kaip aš sakau miestus. Jis su savimi neturėjo nei batų, nieko ir jos pėdkelnės buvo suplyšusios. Tad jinai turbūt bėgo per miškus ir pametė tos batus, susiplėšė viską. Ir kai jinai atsidūrė tame miestelėje, jinai tiesiog vaikščiojo kaip zombis. Lėtai ir žmonės, žinoma, ją pastebėjo. Jinai turėjo ant savęs kraujo. Ir žmonės iškvietė policiją, galvodami, kad kažkas tai nutiko. Ir jinai, tiesą sakant, po nosimi murmėjo: Aš žudikė. Kai policija atvažiavo, policininkai paklausė Saros, ar jinai nužudė kažką tai iš savigynos, dėl savigynos. Ir jinai atsakė: ne, aš tik norėjau perpjauti kam nors gerklę ir stebėti, kaip jie miršta. Ir tada policija tai išgirdė, ją suėmė. Iš tikrųjų, visa tai įvyko nuo išpolio iki Saros suėmimo, praėjo 37 minutės. Ir žinoma, Sara buvo suimta ir išvežta į policiją, kur buvo toliau apklausta. Per tą laiką, kol Zaidas kovojo dėl savo gyvybės, jo šeima atvažiavo. Tiesiai iš Irako atvažiavo į ligoninę ir jie visą laiką prabuvo prie jo lovos. Tiesiog meldėsi ir prašė, kad jisai bent jau atsibustų, kad galėtų paskutinį kartą su juo atsisveikinti. Ir nors ir gydytojai darė daugybę operacijų ant jo kaklo, kad išgelbėtų jį, dėja po 19 dienų Zaidas mirė. Ir per tos 19 dienų, kol Sara buvo sulaikyta, jos dabar kaltinimai pasikeitė iš pasikėsinimo nužudyti į žmogžudystę. Ir jinai nerodė jokio gailesčio, jokios baimės, nieko. Jai patiko, kad jinai pagaliau yra vadinama žudikė. Sulaikymo centre Sara leido puikų laiką. Ją iš tikrųjų labai dievino ten visi buvę vyrai, nors Sara visą laiką norėjo nužudyti vyrus, bet dabar, kai vyrai ją dievina, tai jau viskas tvarkoja, viskas gerai. Kai jinai praeidinėdavo, ją ten vadindavo žvaigždė ir panašiai. Ir Sara visiems sakė, kad kaip gaila, kad mane taip greitai sugavo, nes aš norėjau nužudyti po vyrą kiekvieną dieną ir panašiai. Jeigu manęs nebūtų sugavę, aš būčiau nužudžiusi daugiau negu 250 žmonių. Ir maždaug dūra, tu blembu sučiauk, tu buvai sulaikyta per mažiau nei valandą. Ką tu čia kalbė apie kažkokį tai... Ne, fuck off, you fucking stupid cunt. Tame sulaikymo centre yra leidžiama nusipirkti savo rūbus, todėl jinai paprašė mamos, kad jai atsiųstų pinigus, kad jinai galėtų nusipirkti naujų rūbų, kad gražiai atrodytų prieš tuos vyrus. Ir tame sulaikymo centre buvo gal tik tai 3 moterys, įskaitant ją, ar tai 3 moteris ir jinai, ir visi kiti tiesiog vyrai. Tad aš dabar galvoju, gal tie vyrai jai davė tos komplimentus, nes norėjo kažką tai, sumanipuliuoti ją, kad,
ai, nu daug bučkiai, tu tokia faina žvaigždutė, tu mano, bla bla bla. Nu, taip aš galvoju, kad būtent dėl to jie taip gražiai su ją elgėsi. Nežinau. Bet jinai nusprendė, jinai norėjo nusipirkti oranžinį kombinezoną, taip kaip jos mylimiausios žvaigždės, serijiniai žudikai žvaigždės. Ir vaikščioti po ten tą kalėjimo sulaikymo centrą su juo. Bet jai nebuvo tai leista padaryti, ačiū Dievui. Tada jinai paprašė, ar aš galėčiau savo kameroje turėti plakatus su serijiniais žudikais. Vėlgi, ačiū Dievui, nebuvo leidžiama į tai padaryti. Ir jinai tada nusprendė paskui jau taip trečią kartą, kol laukė, paprašyti savo mamos, kad jinai nužudytų Leoną už ją. Ir žinoma, mama nesutiko. Šiaip mini faktas, kad atseit Vokietijos kalėjimuose yra aprangos kodas, nors dauguma kalėjimų leidžia kaliniams dėvėti savo drabužius. Jie taip pat turi galimybę išduoti institucinius rūbus. Jeigu, tarkim, neturi pinigų nusipirkti savo, arba jeigu neturi pasikeisti rūbų, tai tada kalėjimas duos tau kalėjimo rūbus. Kai kurie kalėjimai gali reikalauti, kad kaliniai dėvėtų kalėjimo išduotus rūbus ypač darbui arba konkrečiai veiklai. Tad pagaliau 2022 metais gegužę Sara pagaliau stojo prieš teismą ir nerodė jokio gailesčio. Vis dar nerodė jokio gailesčio. Zaido šeima atvyko iš Irako vėl ir Sara nerodė jiems jokio gailesčio. Jokios pagarbos, jinai net neatsiprašė jų. Sarai viskas, kas rūpėjo, tai buvo tiesiog būti dėmesio centre. Ji norėjo įsimintino teismo proceso. Dėl to Sara nusidažė raudonai plaukus. Nežinau, kas jai leido, ar tai mama atsiuntė plaukų dažus ar kažką tai, bet kodėl, what the fuck. Tada ji nusprendė labai ryškiai, vėlgi tamsiai ryškiai gotiškai įsidažyti ir dėl šios progos nusipirko naują odinę striukę, kurią vilkėjo teismo proceso metu. Jeigu būčiau aš jos mama, tai sakyčiau maždaug sėdėk, tylėk ir su tais pačiais rūbais fucking gyvenk tame kalėjime, tame institucijos sulaikymo centre, nesvarbu. Sara labai atvirai kalbėjo, ką jinai padarė. Jinai nieko neslėpė. Dėl to ir žinome šitiek daug detalių, kaip jinai suviliojo Zaidą ir kaip nužudė. Na ir žinoma, Sara teisme pasakė tą patį, ką jau mes žinoma, kad jinai norėjo tapti pačia populiariausia, žinomiausia serijinė žudike, kad jinai nekenčia vyrų, kad jinai norėjo visus vyrus nužudyti, kad jinai norėjo pralenkti tą Haroldą ir nužudyti daugiau negu 250 vyrų ir kad jinai norėjo nužudyti kiekvieną dieną. Ir kaip jinai norėjo tai padaryti, kad suvilioti, tada kažkur tai nuvažiuoti, su peiliu nužudyti ir tipo, nesuras manęs daugiau niekas. Ir teisme jinai nuolat minėjo Leoną, jog viskas prasidėjo būtent nuo jo, jog jisai yra kaltas, jog ji yra tokia, kokia yra. Ir kad jinai nori nužudyti vyrus. Jinai tuos pačius melus sakė, kad jisai ją išprievartavo, išnaudojo, fotkino ten ir internetą kėlė nuotraukas, žodžiu, abusinut, taip sakant. Ir dar pridėjo, kad Leonas bandė ją nužudyti, todėl jinai dabar nori nužudyti visus vyrus. Ir jeigu ką reikėtų kaltinti, tai, taip, mane, bet ir jį reikėtų kaltinti. Ir iš dalies jos noras išsipildė, kadangi Leonas buvo iškviestas liudyti. Ir kai jinai pamatė jį, jinai išprotėjo. Jinai mėgino išsivaduoti iš savo antrankių, jinai mėgino jį pasiekti, bet žinoma, ją sulaikė, pasodino ir tiesiog pasakė, tiesiog sėdėk ramiai, žodžiu. Žinoma, Leonas visą tai neigė ir sakė, kad taip, iš pradžių buvo šiek tiek tokio, smaugimas ir visa kita, tačiau kai Sara ėmė prašyti vis daugiau ir daugiau, man tas nepatiko ir aš dėl to su ją išsiskyriau. Jisai taip pat pasakė, kad žinojo apie jos tą visą apsėdimą serijiniais žudikais, tačiau jisai nematė, kad jinai kada nors gyvenime būtų kažką tai panašaus padarius. Jis tiesiog galvojo, kad, tai tik tai toks mini hobis, apsėdimas, duokim metus du ir jai atsibos ir viskas, ir viso, daugiau nebekalbėsim apie tai. Jisai nematė to kaip kažko tai blogo. Ir kol Leonas visą tai sakė, Sara visą laiką sėdėjo ir verkė. Jinai žliumbė. Ir aš manau, kad tai buvo pirmasis kartas, kur ji buvo priversta sėdėti, tylėti ir klausyti
tikrą Leono nuomonę apie ją ir kodėl išsiskyrė su ją, dėl kokių būtent priežasčių. Nes aš tikrai įsivaizduoju, kad kai Leonas pasakė, kad nori išsiskirti, tai galbūt padarė per žinutes, nes mes žinom, kad Leonas bijojo biškį Saros. Ir nemanau, kad jinai kada nors išklausė, kodėl būtent Leonas norėjo su ją išsiskirti, net nemėgino, žiūrėk, tau tai nepatinka, aš tada ir to neprašysiu, tiesiog likime kartu. Ne. Leonas įsiskyrė, jinai net neklausė, kodėl, tiesiog sugalvojo savo galvoje, įsigalvojo, tiksliau, savo galvoje, kad jisai manęs nemyli, todėl man reikia imti ir kerštau dabar. Tad galbūt dabar suvokimas, kodėl jai šiek tiek padėjo. Na ir tada galiausiai teisėjas, išklausęs visą šią bylą, pasakė: labai retai, kada nusikaltėlis nužudo žmogų iš geismo noro nužudyti. Sara aukas rinkosi be atrankos, kad vienintelė priežastis, kodėl ji pasirinko Zaidą, buvo pirma, nes jis turėjo automobilį ir antra, nes neturėjo vaikų. Teisėjas toliau kalbėjo: Sara yra nepaprastai pavojinga ir nepaprastai pasisekė, kad ji buvo taip greitai sulaikyta, nes jei jai būtų pavykę pabėgti, ji galėjo likti nepastebėta kelias dienas ir galbūt nužudyti daugiau vyrų. Ir aš sutinku, kadangi jinai jau planavo tą gegužės buvo, kad 2, 3 ir 4 liktais dieną, kad būtų susitikus su tais kitais vyrais ir būtų juos nužudžius. Ir jinai sakė, jinai sakė, kad maždaug, aš įsisuksiu ir nužudysiu ten tiek daug vyrų. Jinai atėjo į miestą visa kruvina, sudraskyta, galvodama, kad niekas neiškvies policijos. Nepasisekė, o jinai tiesiog durna. Ir čia dabar bus mano nuomonė. Aš manau, kad Sara taip pat pasirinko jį dėl metų skirtumo. Jai buvo 17, taip jinai melavo, kad jai buvo 19, bet Zaidui tuo metu buvo 39. 20 metų skirtumas. Ir mano nuomonė, ką tu gali rasti bendro kaip 40 metų vyras su 19 metė? Aš suprantu, kad buvo visur rašyta ir per video sakyta, jog jisai ieškojo šeimos ir norėjo įsikurti ir norėjo žmonos ir vaikų ir panašiai, bet tu nori 19 metės, 20 metės partnerės, žmonos ir vaikų su ją. Ta prasme, jeigu tu nori, tai tu turėtum ieškoti kažką tai tarp savo amžiaus daugiau mažiau, minimum 5 metai, sakykim. Nes, tarkim, 40-60, tu vis vien turėsi daugiau supratingumo, kas yra santykiai, kas yra pagarba vienas kitam. Ir tiesiog apskritai turėsi daugiau žinių apie gyvenimą, apie save ir kaip elgtis su kitais žmonėmis, draugais, partneriais ir visa kita. Bet ką 19-metė gali tau pasiūlyti? Ką 17-metė gali tau pasiūlyti? Žinoma, Zaidas nežinojo tuo metu, kad jie buvo 17. Ir dabar teismo proceso metu Sarai buvo 18 metų. Ir jai skyrė 12 metų kalėti psichiatrijos skyriuje. Ir kai jau pasibaigė tas visas nuosprendis, jie išeidinėjo, žinoma, buvo labai daug žurnalistų, kameros, foto. Sara pakėlė delną su pentagrama, kaip jos dievaitis Richardas Ramirez. Ir dėl to mes turime šią populiarią nuotrauką, nes kai aš pamačiau nuotrauką, aš irgi atsiminiau, kad hei, pala, Ramirezasgi tai padarė, kodėl jinai, ar čia kažkokia tai copycat killer, ir tada jau perskaičius, kas kaip buvo, įsidėjau į savo listą ir nusprendžiau padaryti video apie tai. Bet tai, tas visas dalykas, vėl dėmesio, jai tiesiog patiko tas dėmesys. Atsimenu tą draugę Franceską. Francesca turėjo gauti 5 metus kalėjimo, tačiau dėl kažkokių tai priežasčių kaltinimai buvo panaikinti ir Francesca niekada nepakliuvo jokias bėdas, žinodama apie žmogžudystę. Galinai kažkokių tai viešųjų darbų gavo ar kažką tai. Sorry. Dabar Sara yra už grotų. Ji kiekvieną dieną valgo vegetarišką maistą, sportuoja ir žiūri televizorių. Jeigu Sara bus paleista po 12 metų, jai tuo metu bus 32, aš labai tikiuosi, kad tie visi psichologai, daktarai bus labai gerai ir tvirtai įsitikinę, jog Sara nebenorės daugiau žudyti jokių vyrų ir dėl to galės būti paleista į viešumą, nes jeigu kitaip, tai turbūt vėl apie ją išgirsime. Timas B., buvęs artimas Saros draugus žurnalui Bild, sakė, kad per visą teismo procesą negalėjo jai žiūrėti į akis.
Sara iš savo kameros išsiuntė Timui šiurpų laišką, kurį tyrėjai panaudojo, kad sudėliotų jos nužudimo motyvą. Jis sakė, maniau, kad vyras ją palėtė be jo sutikimo, bet ji papasakojo, kas nutiko ir sakė, kad tai suplanavo. Jis sakė, kad visada pastebėjo kažką keisto savo kraujo ištroškusioje buvusioje draugėje. Ja. Tad iš tikrųjų visi draugai ar artimi žmonės matė, kad jai tikrai buvo kažkas tai negerai. Ir aš galvoju, galbūt toje psichikos institute jinai turėjo būti laikoma šiek tiek ilgiau galbūt, ar jai būtų, galėjo suteikti daugiau terapijos ir tai nebūtų įvykę, ši žmogžudystė nebūtų įvykusi, nes juk jinai rašė tas žinutės savo draugams ir niekas nereagavo. Zaidos sesuo, Fatima, tuo metu jai buvo 17 metų, sakė žurnalistams, Zaidas man buvo beveik kaip tėvas, dažnai būdavo su mūsų šeima, jo noras buvo sukurti šeimą. Taip jis matyti ir sutiko šią moterį. Fatima pasakojo Vokietijos laikraščiui Bild, kuris apie tai pranešė pirmas. Mūsų šokiravo jos pasirodymas teisme. Jie atėjo su makiažu ir naujais drabužiais ir nesigailėjo dėl to, ką padarė. Ir iš tikrųjų labai gaila, kad Zaidas turėjo netekti savo gyvybės vien dėl to, kad kažkokia tai paauglė pyko dėl to, kad su ją išsiskyrė bachūras. Ir man visiems keista, kodėl šitiek daug jos draugų nepranešė tėvams. Ar tėvai kodėl nepadėjo daugiau. Nežinau, tiesiog jeigu tu matai šitiek daug red flags žmoguje, tai kaip tu visiems su tuo žmogum, kodėl tu nepraneši, kodėl tu nemėgini padėti. Man tiesiog keista. Tai prasme, taip, galima domėtis serijiniais žudikais, kaip sakiau, iš smalsumo ir tiesiog, dėl bet kokių priežasčių, bet jeigu tu esi antiek apsėstas, kad tu pats nori tokiu būti, jeigu aš kada nors per savo video pasakysiu, kad hei, žiūrėkit, aš visai norėčiau būti kaip šitas žudikas ar ten žudikė, tai kvieskit policiją, tegul mane uždaro į psichuškę. Jo, davai uždarykit mane į psichuškę, porai metų aš noriu pailsėti nuo darbo, nuo fucking miesto, nuo visko. Nes aš irgi norėčiau vegetarišką maistą valgyti, nesirūpinti niekom, sportuoti ir teliką žiūrėti ir gaming visą dieną. Bet tuom ir baigėsi šitą bylą. Kaip visą laiką norėčiau sužinoti jūsų nuomonės, kadangi skaitau kiekvieną komentarą. Bet šiandieną tiek. Ačiū už jūsų visų šiandienos dėmesį ir kaip visą laiką pasimatysime per kitą video. Bye! Bye! Reikia eiti muzikos pamokos, gerint balsą.